4, 5 ar 7 procentai, nes Lietuvoje yra kertama maždaug 70% metinio prieaugio. Ir valstybė nustato 5-mečio normas vyriausybės nutarimais, tai ką tik buvo padaryta vyriausybėje. Ir mes išlaikėm lygiai tą pačią kirtimų normą, kaip ir jūsų buvusi vyriausybė, Sauliaus Skvernelio vadovaujama, lygiai ta pati kirtimų norma yra patvirtinta. Nors Lietuvoje miško padaugėja. Ir rezerviniai miškai, kurie buvo rezervuoti gyventojams grąžinimui, jie buvo perkelti į urėdijos balansą ir urėdija net turėdama daugiau miško kirs mažiau ateinantį 5-metį, žvelgiant procentais, negu jūsų kadencijos laikotarpiu patvirtinta 5-mečio norma. Kas yra, man atrodo, kadangi nujaučiu, apie ką jūs klausėt ir naudojuosi galimybę paaiškinti, tai šiuo metu yra atliekama labai daug sanitarinių kirtimų dėl kenkėjų ligų spygliuočiams, ypač pušynams ir eglynams. Ir pabrėžtinai noriu pasakyti, kad sanitariniai kirtimai, kurie atliekami, jie yra įskaičiuojami į valstybinę miškų kirtimo normą. Tai nėra virš normos, bet tai yra įskaičiuojama ir jau tada atliekama mažiau kirtimų, tai kas yra planiniai kirtimai. Todėl visuomenė neturėtų gąsdintis, kad jeigu yra ligų židiniai, su jais yra tvarkomasi, yra didinami kirtimai. Ne, tai yra kiti kirtimai tada mažinami.